Vilniaus dailės akademijos studentai jau ne vienerius metus kuria teminius plakatus socialinėms akcijoms. Vienos iš jų tema – karas keliuose. Ketvirtame kurse studentai paprastai pageidavome, kad turėtų socialinį projektą, reklaminę kampaniją, mini, kurie būtų ganėtinai kompleksiška, apimtų daug priemonių, žinių, kurias jie įgijo per 3-4 mokslo metus ir tai įsilietų kažkokią tai tokią visuomenį naudingą formą. Šiuo atveju yra grupės suskirstytos į 4 mini agentūros kursas ir jie pasirenka vieną iš socialinių temų. Vystydami šią temą, jie turi pateikti kompleksišką sprendimo būdą, tai yra tokia mini reklaminė kampanija. Vilniaus dailės akademijos grafinio dizaino katedros 3 kurso studentės Jurgos Vismantaitės plakatas, sukurtos ES saugaus eismo konkursui, šokiruoja įtaigumu. Autoriai padėjo kolegė Greta Dičiūnaitė. Jūs savo veidą paskolinot plakatui iš draugiškumo kolegijai ar siekdama tokių aukštesnių tikslų? Ne, tiesiog paprašė šitam plakatui ir viskas, nes aš dariau su jie, jis su manimi. Bendradarbiavome. Žiūrint į jį, ar jums skruostų neskauda? Ne, bet iš tikrųjų atrodo taip truputėlį... Širpokai. Jo, širpokai, tai tuo metu, kai pamačiau, netgi susimaščiau, taip pat reikia atsargiau vis dėlto vaikščioti gatvėm ir važinėti mašinom. Tai manau, jinai tikslą savo pasiekė. Brandus, emocingi, pilietiškumą ir savimonę žadinantis kūriniai savo idėjinių užtaisų išsiveržia iš auditorijų konteksto. Originalumas idėjų, vizualinės išraiškos įtaigumas, techninių priemonių, aišku, svarbu tobulumas. Ir kad pasirodytų visgi tą, ką matome mes lauke, šiai dienai būtų, ko gero, siekis padaryti efektyviau ir įtaigiau akademinį projektą. Kiekvienas pasirinkome konkursą ir sprendėme savo aktualias temas. Ir manau, kad puikiai pasisekė. Mano tema yra greitis ir būtent tai ir sprendžiu savo plakatuose. Šiame norėjau pasakyti, kad gyvenimas yra būtent mūsų, mano rankose ir kad, žodžiu, neviršykime greičio. Padariniai gali būti skaudūs. Sekantis tai yra vainikuotas greitis. Vainikas simbolizuoja ne tik tais Formulės 1 apdovanojimas greitį, bet to pačiu ir laidotuvės, tai tą motyvą ir naudoju. Ir paskutinis plakatas tai yra irgi tam tikras apdovanojimas, čia jau kaip ir su ironija yra, kad būtent tie balti balandžiai danguje irgi simbolizuoja tą mirtį. Kiekvienas variantas turėjo dar po atskirus variantus ir būtent siųsdavau draugam, rodydavau, kurie muziką studijuoja arba iš vis kokią ekonomiką ir klausdavau, ką matai. Tai, žodžiu, poveikis būdavo, labai aiškiai apibūdindavau, netgi daugiau negu norėjau, kad suprastų. Aš nemanau, kad jie nusileidžia tą, ką mes matome lauke šiandienai. Visų pirma, dėl to, kad socialinė tematika Lietuvoje yra tokia varganoj būsenai mūsų supratimu dėl ganėtinai nevykusio viešųjų pirkimų įstatymų, kadangi dažniausiai užsakymai patenka gamintojams. Tai yra kuo pigiau padaryti. Ir ta idėjinė arba ta vizualinė dalis lieka tokiam antram plane, visiškai kaip ir nesvarbu. Svarbu stėti varnelę, kad įsisavinti pinigai, o duos poveikį visuomeniai dažniausiai tai nesvarbu. Mūsų atvirkštinis variantas buvo. Kadangi mes esame akademija, mes galime eksperimentuoti, sau leisti daugiau dalykų. Tai šiuo atveju buvo sveikintina, kad būtų nestandartiniai sprendimai. Tai yra neįti išmindžytais takeliais, kuriuos jau matėme 100 kartų, bet pasiūlyti kažką kito. Sakykime, šiuo atveju šitam sprendime buvo greičio slopinimo įrenginys, jis buvo ale žmonių pavidalu ir jeigu techninės galimybės mums leistų nebrangiai tai padaryti, tai žmogus važiuodamas ties perėjus jaustų fiziškai barjerus, kurios lenkia ir jiems galbūt tai turėtų didesnį poveikį negu šiaip tik tai, kad mažink greitį, laikykis eismo taisyklių, prisirenk žydrus, tai yra fizinis poveikis. Dar svarbu norėčiau taip įdėmėsi tai, kadangi šie žargono šiek matote, baranka ir panašiai. Gyvenimas diktuoja sąlygas, kaip tu padarysi, kai žinai, su kuo kalbė. Po analizės buvo išsiaiškinta, kad kaip nekeista, 3 kartus avaringiausia, daugiausia avarijų padaranti kategorija yra 15-24 metų piliečiai, 15, kurie dar tik taip gali pradėti vairuoti, o jie jau
jau yra potencialiai karas keliuose. Vadinasi, su juo reikia atitinkamai kalbėti, tam tikrą toną, ne? Buvo pasirinktas filmukas, kuris būtent labiausiai toksai įtaigiausia forma, kadangi daug jaunimo mėgsta žaisti konsolėmis, kompiuteriniais žaidimais savo telefonuose ir automatiškai jiems buvo toks toj stilistikoje filmukas sukurtas. Žargonas irgi parinktas, kad ne šiaip sau, kad būtų kalbi su dėdėm vyresniais, o kad pritrauktų dėmesį. Taip, kad buvo toleruojama tam tikras laisvumas, kad būtent ta auditorija atkreiptų dėmesį ir kad būtų maksimalus poveikis. Karas keliuose iššaukia vis naujas pilietinio aktyvumo išraiškas. Meninėmis priemonėmis sąmonę pasiekiantis emocinis efektas, veiksmingas blogio užkardimo būdas, efektyvumu nenusileidžiantis policininkų naudojamiems metodams. Mes siekiame, norime, kad tai neliktų tik stalčiuose akademijose, kad tai nebūtų tik akademijos užduotis, kadangi, kaip matote, yra socialiniai projektai ir opus mūsų šiai dienai problemoms. Ieškome būdų, kaip tai padaryti, išviešinti. Šitie projektai, jie buvo sukurti, jie yra, kaip matote, kabo ir laukia tik tai momento, kada jie galės būti pasirodyti. Aš nemanau, kad jie per metus laiko problematika paseno, kadangi ir šiandieną įsijungus radiją ir televiziją ar skaitant spaudą, ta pati tema, ypatingai karas keliuose, mirguliuoja nuo ryto iki vakaro.